Taip, visi mano mokymai prasideda nuo žodžio logical, nes aš esu fanė loginio mąstymo, protingo darbo, mane net dažnai vadina guru loginio mąstymo. Žinote kodėl? Nes dirbdami saugiai ir protingai mes galime išgauti geriausius rezultatus. Mes galime daug plačiau pasižiūrėti į kliento nagus ir turėti, žinote, paskui tos ilgalaikius santykius su klientais, o ne taip, kad padarėm bėdą ir prarandam klientą. Bet aš irgi suprantu, kad daug kas priklauso nuo to, kokius mokymus praeis meistras, kokią jis informaciją gaus, tikrą ar netikrą, pagrįstą ar nepagrįstą. Bet aš irgi suprantu, kad nėra to tokio, žinote, universiteto, kur mes galėtume nueiti, atsimokinti nuo A iki Z, gauti tikrai tinkamas žinias ir būti tikri, kad mes tikrai išmokame taip, kaip reikia. Iš patys žinote, patirtis gali būti visokia, mokymų gali būti visokių, dėl to aš nešu atsakomybę už kiekvienus savo mokymus, kuriuos vedu ir nešu atsakomybę už tai, ko aš mokinu. Dėl to aš labai atsakingai prieinu prie kiekvienų mokymų, aš rinku informaciją, aš ieškau įrodymų, aš ieškau mokslinių straipsnių, aš noriu, kad ta informacija būtų pagrįsta. Dėl to, aš manau, mokiniai ir renkasi mūsų akademiją, renkasi mokymus pas mus ir mes jau ilgą laiką tikrai lyderiaujame būtent baziniuose mokymuose, nes mes tikrai turime labai stiprų pagrindą. Ir žinote, jeigu aš pasakau, kad kietiems nagams tinka elastingos ir vidutinio elastingumo bazės, aš moku tai pagrįsti ir paaiškinti iš chemijos pusės, iš nago struktūros. Ir aš esu tikra už tai, ką aš sakau, nes aš turiu tam ir praktikos, ir patirties, ir aš domiuosi tam, kad tą informaciją perduoti savo mokiniams, tikrai pagrįsta. Turbūt ir dėl to mano visi mokymai ir prasideda nuo žodžio logical.